Sveiki, brangus draugai. Su jumis Valdemaras ir podkastas 5 minutės. Džiaugsmo aidas. Visuomet džiaukitės viešpatyje ir vėl kartoju, džiaukitės. Filipiečiams 4 skyrius, 4 eilutė. Ten, kur būdavo rizikuojama principu ar pareiga, didysis apaštalas Paulius išlikdavo nepajudinamas. Tačiau mandagumas, tapęs išskirtiniu jo charakterio bruožu, atvėrė jam duris į aukščiausius visuomenės sluoksnius. Paulius niekada nesuabėjo Dievo sugebėjimu ar jo norų duoti jam pakankamai reikiamos malonės gyventi krikščioniškai. Jis negyveno po abejonių debesimi, apgraibomis susirasdamas kelią netikrumo tamsoje ar murmėdamas dėl sunkumų ir išbandymų. Iki mūsų dienų atskamba džiaugsmingo balso aidas, kupinas vilties ir drąsos. Paulius turėjo sveiką religinį patyrimą. Kristaus meilė buvo svarbiausia jo pokalbių tema ir galinga jėga, valdžiusi jo gyvenimą. Pačiose beviltiškiausiose situacijose, kurios sukeltų depresiją nepilnai pasišventusiam krikščioniui, jis likdavo tvirtas, pilnas vilties, drąsos ir džiaugsmo. Ta patį džiaugsmą ir viltį mes matome jam sėdint ant laivo denio, aplinkui siaučiant audrai, dūžtant laivui. Jis duoda nurodymus laivo kapitonui ir išgelbsti visų laive esančių gyvybės. Nors ir būdamas kaliniu, jis iš tikrųjų buvo laivo šeimininkas, laisviausias ir laimingiausias žmogus ant denio. Jis nepabūgo netgi stovėdamas priešais žemės karalių ir iškilminguosius, kurie savo rankose laikė jo gyvybę, nes jis buvo atidavęs savo gyvybę Dievui, kuri buvo paslėpta Kristuje. Savo paslaugumu jis suminkštino galingų žmonių širdis, nežiūrint į tai, kokios smarkaus temperamento, kokie blogi ir puolę jie buvo savo širdise ir gyvenime. Jo visas elgesys pasižymėjo tinkamomis manieromis ir tikrų mandagumu. Kai kalbėdamas jis ištiesdavo savo rankas, kaip buvo įpratęs, tai žvangančios grandinės nesukeldavo jam gėdos. Į jas jis žiūrėjo kaip į garbės ženklą ir džiaugėsi, kad gali kentėti dėl Dievo žodžio ir Jėzaus Kristaus liudijimo. Jo mintis buvo tokios aiškios ir įtikinančios, jog vertė pasileidusi karalių drebėti. Malonė, lyg malonės angelo, jo balsą, kartojanti kryžiaus istoriją ir neišmatuojamą Jėzaus meilę, darė švelnų ir aišku. Su jumis buvo Valdemaras ir podkastas 5 minutės.